klausimuose. Galiausiai paskutinė dalis knygos tai yra pati bažnyčia atsidūrusi Antikristo priespaudoje ir, kaip ir minėjau, užsirūstinęs Antikristas ant tų žmonių, kurie nepriėmė jo valdžios, nepriėmė jo pasiūlymo, jisai juos ištrėmė į dykumą ir Maceina kalba, kad išties būtent priespauda, krikščionių priespauda ir yra tas geriausias laikotarpis, kai bažnyčia išgryninama ir ištyrinama. Yra persekiojimai ir be abejo persekiojimų metu apvaizda valo nuo paviršiaus, nuo žmogaus to paviršutiniško žvilgsnio į Dievą, nuo paviršutiniško santykio į Dievą ir vėlgi ta neapykanta, tas blogis nukreiptas į bažnyčią pasitarnauja pagal Dievo apvaizdos planą į gerą pačiai bažnyčiai. Ir visgi vyksta toks dalykas, kad to persekiojimo metu, tos priespaudos metu vyksta masiniai atkritimai nuo Dievo, žmonės atkrenta nuo jo ir Maceina vėlgi nagrinėja, ir tai galėsite paskaityti plačiau apie tai knygoje, nagrinėja tas būdus, kaip atkrenta žmonės nuo Dievo ir vėlgi, kodėl atkrenta žmonės, tie visi paviršutiniai žmonės, tie visi neįsigilinę žmonės, sunkumų persekiojimų metu jie tiesiog pasišarino nuo Dievo. Baigė knygą autorius tokių dalykų, vėlgi kaip ir minėjau pradžioj, Petras Petras Antikristo yra nužudomas, bažnyčia išvėjama į dykumą, tačiau lyderiai ateina, pasiima Petro kūną, antgamtinė jėga jisai prikeliamas iš numirusių, bažnyčia susivienyje, tiek protestantai, tiek katalikai, tiek pravoslavai arba stačiatikiai, jie susivienyje, jie tampa vieningi, Kristus ateina, tiksliau grįžta iš dangaus, nužengia iš dangaus, yra jo sugrįžimas, šitono karalystė yra sunaikinama. Taigi taip pat vaizduoja tam tikrą eschatologinį momentą Antanas Maceina, remdamasi Solovjovo kūriniu, trumpas pasakojimas apie Antikristą. Aš paskaitysiu porą ištraukų ir pirmoje ištraukoje Maceina kalba apie Antikristą. Paklausykime. Kasgi yra betgi patsai Antikristas? Kas yra jo esmė? Į tai labai aišku atsakymą duoda šventasis Jonas. Tas yra Antikristas, kuris išsigina tėvo ir sūnaus. Kitoj vietoj kiekviena dvasia, kuri neišpažįsta Kristaus, yra ne iš Dievo. Tai yra dvasia Antikristo. Pranašų nurodymą randame Šventojo antrajame laiške. Daug suvedžiotojų, rašo jis, išėjo į pasaulį, kurie neišpažįsta, kad Jėzus Kristus yra atėjęs kūne. Toks žmogus yra suvedžiotojas ir Antikristas. Tai yra panašus nurodymą, nes čia klaida yra. Švento Jono žodžiai aiškiai nusako, antikristinės dvasios esmė yra Kristaus dievažmogio pilnatvės atmetimas. Kristus yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Jis yra hipostatinė visuma. Kas paneigia šios visumos vieną dalį, atskiria žmogų solvit jesum, kaip Vulgata tą vietą išverčia. Suardo savo asmenybę ir tuo būdu tampa Antikristu. Antikristas yra visur, kur tik Kristus yra kaip nors suklastotas. Nesvarbu, ar šis suklastojimas yra pareikštas filosofija, ar menu, ar bendruomeniniu gyvenimu, ar tik atskiro asmens nusistatymu. Kur tik jis pasirodo, ten jau yra ir Antikristas. Antikristas yra suklastoto Kristaus objektyvacija. Jis yra niekšybės paslaptis, kuri kaip tik veikia prieš Kristų. Šia prasme Antikristas yra tiek pat senas kaip ir pati istorija. Dar daugiau jis buvo įjungtas jau ir istorinio vyksmo prologe danguje.
Jeigu Liuciferis atsisakė dieviškąjį logą pagerbti ir jam tarnauti, dėl to, kad pastarasis buvo skirtas tapti žmogumi, tai kaip moko Duns Scotus, tai Liuciferis savaime virto Kristaus priešininku iš pat pradžios. Bet kuris kitas žmogaus sūnaus istorinis paneigimas esmė yra ne kas kita kaip tęsinys ir plėtojimas nuo pirmapradžio paneigimo, kuris įvyko danguje. Dar viena ištrauka. Jau kalbama apie Kristaus ir pasaulio arba Kristaus pasiekėjų bažnyčios priešiškumą ir pasaulio priešiškumą vienas kitam, antagonizmą. Kristus yra pats didžiausias perversmininkas pasaulio istorijoje. Todėl pasaulis ir šoko prieš jį skųsdamas, esą jis kelias sąmyšio. Barabas taip pat kėlė sąmyšio plėšdamas ir žudydamas. Tačiau kas buvo Barabos sąmyšis palyginti su Kristaus sąmyšiu? Kai Pilotas pasiūlė miniai pasirinkti, kurį jis turi paleisti, Kristų ar Barabą, minia nekiek nesvyruodama sušuko, šalin šitą paleisk mums Barabą. Ir šituo savo šauksmu jį išreiškė viso pasaulio nusistatymą Kristaus atžvilgiu. Pasaulis gali pakęsti plėšikus, apgavikus, bet jis negali pakęsti Kristaus. Visi šie nusikaltėliai taip pat drumšia ramių piliečių gyvenimą. Tačiau jie drumšia tik jo paviršių, jie neliečia pačios būties ir joje nepasėja negestamo nerimo. Todėl jie gali būti paleisti iš pasaulio kalėjimų. Todėl jų pasaulis gali ir pasikalėti savo džiaugsmo švenčių progą. Tuo tarpu Kristus pažadina nerimą pačiose gelmėse. Jo kalavijas sužeidžia pačią širdį. Jo piršto palytėtas žmogus neberanda ramybės nei turtuose, nei linksmybėje, nei valdžioje. Kaip tad galima išteisinti šį nusikaltėlį? Jis atėjo kliudyti žmogui būti pasaulyje. Visi kiti nusikaltėliai įkliudo tik vieną, kurią pasaulio buvimo funkciją. Tuo tarpu Kristus sukliudo patį šį buvimą. Jis sukrečia jo faktiškumą. Jis jį suardo, nurodydamas jo netikrumą bei apgaulingumą. Kaip tad šis perversmininkas gali būti paliktas gyvas? Jokios amnestijos jam negali būti suteikta, nes jis yra būties maištininkas. Štai kodėl minia Piloto kieme ir šaukė ant kryžiaus jį. Kristaus pasiuntinybė yra pasaulinės būsenos paneigimas ir tuo pačiu pasaulio sukėlimas tiek prieš patį save, tiek prieš bažnyčią. Jo mirtis ant kryžiaus buvo nuosekli, jo pasiuntinybės pabaiga pasaulyje. Pasaulis kryžiuoja kiekvieną, kuris mėgina jame kelti sąmyšio. Štaigi tokios mintys ištraukos iš Antano Maceinos knygos Niekšybės paslaptis. Tikrai įdomios, gilios mintys, kurias verta perskaityti, permąstyti, apgalvoti mūsų buvimą pasaulyje, mūsų prasmę, mūsų tikslą, kodėl, kaip mes esame šitoj žemėje. Taigi rekomenduoju, kas norite, paskaitykite šią Maceinos knygą, kurią galite atrasti 3 jo raštų tome. Tiek.